Istorinės technikos paroda Biržai 2012. Be jokios abejonės, Biržų miesto šventės kiekvienam senienų mylėtojui siejasi su senovinės technikos klubu Klasika. Ir tai tiesa, nes kasmet Klasika papuošia miestą senoviniais automobiliais, motociklais ir sunkvežimiais iš visos Lietuvos bei Latvijos. Istorinės technikos šventė Biržai 2012 prasidėjo dalyvių registracija Biržų aeroklube. Ir ko tik čia nebuvo. Akį traukia ne tik 20-ojo amžiaus pradžios technika, bet ir dar retkarčiais gatvėse sutinkami žiguliai bei moskvičiai. Malonu buvo žiūrėti Daliaus Linkevičiaus 1927 Studebakerį, Romano Rentauskio 1930 metų Fordą, Daliaus Linkevičiaus 1929 metų Oldsmobilį, Klemento Sakalausko 1931 Nash 660. Gerėtis puikiai restauruotų Alfredo Zamockio motociklu Douglas 350, pagamintų 1927 metais. Senienų mylėtojai aukoja savo laisvalaikio dienas, kad mes galėtume gerėtis nauja gyvybė įkvėpta senovinė technika, nuklysti į praeitį. Jų įdėtas darbas atsiperka teikiamų malonumu, kai parodą susirenka gausus smalsuolių žiūrovų būrys. Šventė planuojama pamažu, iš idėjų, pasiūlymų, vizijų, diskusijų, detalių. Renginio nuotaiką kuria ir gyvybę jai suteikia žmonės, o praturtina žvilgsnis į istoriją ir į technikos raidą. Senovinės technikos eksponatus palikę apsaugos tarnybos priežiūrai sėdome į išnuomotus autobusus ir patraukėme į Daliaus Linkevičiaus ūkio muziejų. Pakeliui aplankėme ūkininko Virginijaus Cibo sodybą, garsėjančią puikia aplinka ir egzotiniais gyvūnais bei paukščiais. 1000 hektarų žemės turintis ūkininkas per 14 metų buvusioje senelių žemėje įsikūrė taip, kaip kadaise buvo norėjęs. Žydinčios įvairias spalvės, skirtingų rūšių gėlės patraukė kiekvieno dėmesį jau iš tolo. Džiugina akį tyvuliuojantis tvenkinių vanduo, jame žydinčios lelijos, pastatų grožis. Kiek augalų rūšių sodyboje, turbūt nei pats šeimininkas nebegalėtų suskaičiuoti. Gražiai sutvarkyta aplinka skleidžia gerą nuotaiką bei džiugina apsilankiusiųjų akį. Pasivaikščioję po ūkininko Cibo sodybos parką, vėl sėdome į autobusus ir dulkėtais vieškeliais privažiavome Sodeliškio kaimą, kur mūsų dėmesį traukė senovinė žemės ūkio technika ir padargai. Prieš pradedant ekskursiją, ne pro šalį ir pasivaišinti. Klasikos arbata ir bandelės bei Daliaus pasiūlytas naminis alus tik dar labiau pakėlė nuotaiką ir norą pamatyti bei išgirsti kuo daugiau. Į Daliaus Linkevičiaus ūkį Sodeliškiuose plūsta lankytojai. Ne tik biržiečiai, bet ir svečiai iš kitų kraštų. Pasigrožėti puikiai tvarkoma aplinka, apžiūrėti senovinę žemės ūkio techniką ar šiaip pailsėti nuo dienos rūpesčių. Pasak muziejaus savininko Daliaus, svečiams jau galima parodyti apie 80 vienetų senovinės technikos eksponatų. Dalis jų jau paruošta ekspozicijai, kiti dar vis laukia savo eilės restauracijos dirbtuvėse. Pasistiprinus, gidas Virginijus pristatė Daliaus Linkevičiaus ūkį, pasidalino ateities planais. O jų tikrai nemažai. Planuojama pastatyti viešbutį, muziejaus pastatą, pabaigti jau pradėtą statyti vėjo malūną, o aukštaitiškoje sodyboje įkurti etnografinį muziejų.
Vėliau Virginijaus vedami apžiūrėjome aukštaitiškos sodybos statinius, įsiamžinome prie istorinių eksponatų, apipylėme klausimais kolūkinės technikos žinovus. Įdomu tai, kad tarp mūsų buvo ir tokių, kurie puikiai prisiminė vikšrinio traktoriaus T74 techninės charakteristikas ir užvedimo subtilybės. Ekskursijos dalyviai galėjo pasigrožėti ne tik senovinę, bet ir šiuolaikinę žemės ūkio techniką. Pasidairius po ūkio technikos įvairovę, patraukėme į restauracijos dirbtuves. Šiose dirbtuvėse naujai gimsta daiktai reikalaujantis be galo didelio kruopštumo. Čia dešimtys neįtikėtinai kruopščiai restauruotų traktorių bei žemės ūkio padargų. Ir visi jie prikelti antram gyvenimui. Viskas iščiupinėta, nušveista, sutaisyta, nublizginta ir visą tai galima pamatyti, paliesti ir netgi pasukioti. Dirbtuvėse matėme ne tik restauruojamą žemės ūkio techniką, bet ir jau ekspozicijoje paruoštus įvairaus laikmečio motociklus. Vėliau ekskursijos dalyviams buvo surengtas konkursas, kurio laimėtojas turėjo atspėti, kaip užvedamas 1926 metų gamybos traktoriukas John Deere. Pasidairus toliau, akys raibsta nuo senovinės technikos ir žemės ūkio padargų, kurie pribloškė savo istorinę vertę. Nors yra prūdyję, restauruoti jie atrodo tarytum vakar išridėję iš gamyklos. Atgaivinant senąją techniką, tikrai įdėta daug nuoširdaus darbo. Apžiūrėję senovinę ir šiuolaikinę techniką, kaimo sodybą, pasigėrėję puikiai tvarkomo muziejaus aplinka ir padėkoję ūkio šeimininkui Daliui bei mūsų gidui Virginijui, patraukėme atgal į Biržų aeroklubą. Išblizginę savo transporto priemonės ir pasirėdę pagal turimos technikos laikmečio reikalavimus, 17 valandą pradėjome šventinį paradą miesto gatvėmis. Dažnas, eidamas gatve ir pamatęs pro šalį važiuojantį senovinį automobilį, stabteli ir atsisuka. Vieniems jis sukelia nuostabą, kitiems prisiminimus apie senesnius laikus, tretiems tiesiog pakelia nuotaiką. Ir retas žino, kiek reikia kantrybės, pastangų, prikelti jau suklerusią ir surūdijusią techniką, kiek tam skiriama laiko ir pinigų. Ne kiekvienas supranta, kad iki išnaktų galima kalbėtis, dalintis įspūdžiais apie praėjusias parodas, paradus ar senovinės technikos šventes. Sakysite, fanatikai, galbūt. Bet atnaujinta technika, o tuo labiau tokių transporto priemonių paradai ir parodos suteikia džiaugsmo visiems. Šiemetinė šventė biržiečiams ir miesto svečiams buvo išskirtinė. Senovinės technikos paradas ir paroda pasižymėjo ne tik eksponatų gausa, bet įvairovę ir kokybę. Parodoje dalyvavo 35 senovinės transporto priemonės. Iš jų 28 lengvieji automobiliai, 4 motociklai, 1 traktorius ir 2 sunkvežimiai. Išskirtinio dėmesio sulaukė šventėje pasirodęs 1927 metų Studebakeris, atvežęs 3 keistas lėles. Pasirodo, tai pačiariaukštietės Gražina, Vaiva ir Augė, pasirėdžiusios 3 stichijų rūbais – mėlyna vandens, auksine saulės bei sidabrine oro. Senovinės technikos paroda prie nepriklausomybės paminklo truko 3 valandas ir per visą šį laiką senovinė technika buvo tiesiog apgulta šventės lankytojų. Žiūrovų akį traukė, o gal ir slogę atmintį žadino sovietinės milicijos ekipažas. Patikėkit, prisimenus dar nesenus okupacinius laikus, ne vienam dingo noras pokštauti ir išdykauti. Vieniems patinka skaityti knygas ar kolekcionuoti pašto ženklus. Kitiems fotografuoti ar filmuoti. O taip pat yra tokia žmonių grupė, kuriems patinka restauruoti, prižiūrėti ir šveisti keturratę techniką, kuri pro gamyklos vartus išriedėjo praėjusiame šimtmetyje.
Tam, kad automobilių savininkai dega norų savo gražybės parodyti kitiems, pasirodyti kolegoms, žiūrovams, o kartais tiesiog smagiai praleisti laiką ir rengiamos tokios šventės, kurias organizuoja senovinės technikos klubas Klasika. Daugeliui įdomu, kodėl Biržuose taip populiari senovinė technika, senovinių automobilių parodos ir paradai. O viskas prasidėjo 2008 rugpjūčio 16 dieną, kuomet Biržų miesto šventės metu pirmą kartą Biržų istorijoje buvo suorganizuota senovinių automobilių paroda. Renginys sulaukė didžiulio pasisekimo bei susidomėjimo ir tapo senovinės technikos klubo Klasika įkūrimo priežastimi. Taigi, jau nuo 2008 metų Klasika kasmet rengia senovinės technikos parodas, buria draugėn senienų mylėtojus, rūpinasi kultūrinio paveldo išsaugojimu ir vykdo švietėjišką veiklą. Smagu, kad į Klasikos renginius surieda senoviniai automobiliai bei motociklai iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. Parodoje dalyvavo ir viena netransporto priemonė. 1921 metais pagaminta garo mašina Ford Huron, kurios populiarumui nebuvo ribų. Vėliau susigriebta, kad parodai skirtas laikas artėja prie pabaigos. Labai nenoromis parodos lankytojai atsisveikino su Alfredo Zamockio motociklu Douglas 350. Su bajorystės herbu papuoštu Klemento Sakalausko automobiliu Neš, su baltu lyg gulbė Leono Lukoševičiaus automobiliu Nissan Spartan. Šios transporto priemonės ir pelnė klubo Klasika prizus skirtus seniausiam, gražiausiam ir įdomiausiam parodos eksponatui. Pasibaigus parodai, senovinės technikos kolona su triukšmu ir plojimais pasuko link aeroklubo, kur dalyvių laukė vaišės, apdovanojimai ir koncertas. Šventė tikrai pavyko. Svarbiausia, dėmesio sulaukė ne tik senutėlė technika, bet ir žmonės, puoselėjantys senas vertybes. Tvarkingai lydima ne tik policijos, bet ir milicijos motociklo sireno gausmo, senovinės technikos kolona be stabtelėjimų ir gedimų dar kartą pralėkė miesto gatvėmis ir vaizdingų parko keleliu. Klasikos šventės baigiamoji dalis tradiciškai švenčiama gamtoje, svetingai mus sutinkančiame Biržų aeroklube. Čia dalyviai ne tik vakaroja ir ilsisi, bet turi galimybę paskraidyti lėktuvais, o aštrių pojūčių mėgėjai netgi gali atlikti šuolius parašiutu. Gerokai pavėlavusi į vakaronę tempiama smagaus traktoriuko Ford Son atriedėjo ir šios šventės simbolis. 1921 metais Amerikoje pagaminta garo mašina Ford Huron. Pasak savininko Daliaus Linkevičiaus, ši garo mašina didelė kolekcinė vertybė ir Lietuvą iš už Atlanto pasiekė tik prieš mėnesį.
Ilgai netrukus uždaroje aeroklubo teritorijoje įsikūrė palapinių miestelis, o kepsnių ir biržietiško alaus aromatas kaip mat užgožė benzino kvapą. Nebuvo nuskriausti ir mažieji, kurie kartu su tėveliais atvyko į šventę. Rengėjai sugebėjo mažuosius sudominti ne tik senoviniais automobiliais, bet ir įtraukti į žaidimų šurmulį. Po sočios vakarienės atėjo metas apdovanojimams ir diplomams. Klasika dar kartą sveikina jūs ir nori apdovanoti diplomais pagerbti jūs. Po padėkų ir apdovanojimų vakaro vedėja Jūratė Garnelienė į sceną pakvietė ilgametę klubo klasiką rėmėją, lietuvė operos Čikagoje solistę Genovaitę Bigenytę. Tiems, kurie pirmą kartą dalyvavo klasikos renginyje, arijos iš populiarių operų ir operečių buvo maloni staigmena. Na, o po klasikinio koncerto pasirodė ne mažiau klasikinė roko grupė Poliarizuoti stiklai, kurie Bisui buvo kviečiami net 3 kartus.
Dangų numarginus Dainiaus Nagelės vidurnakčio ugnies salvėms atėjo laikas išsiskirti ir pasakyti sudiev. Dėkojame visiems dalyvavusiems. Nuoširdus ačiū mūsų pagalbininkams ir draugams. Dėkojame rėmėjams, be kurių ši šventė nebūtų įvykusi.